Dar kartelį. Užlaikom. Ir per visą kūnelį ištum. Dabar patikrinsim, sako, smegenų pusė tai tik 10%, tai mes 1% smegenų veiklos šiandien pakelsim. Bandysim pakelti. Rankelis į priekį. Kairė rankytė suka ratus atgal, dešinė į priekį. Važiuoju. Kam neišeina, sustojo, tai kartu ir va, iš karto va priešintis ratas ir labai lengvai išeis. Va šitą. Gražius. Jau malas. Jeigu jau neišeina, iš karto sustokit. Vėl laikom rankytės. Ir dabar priešingai atvirkščiai. Dešinė atgal, kairė į priekį. Gerai. Ir paleidžiu. Ir į vieną pusę. Ir į kitą. Dešinė koja į priekį, pėdos vienoj linijoje, kairė maksimaliai atgal ir spaudžiam kulną. Kelias neturi išeiti už kojos pirštų, nugarą atgal, reiškia esam raiteliai. Fantastiniai, gražus raiteliai. Prašom savo gražų kūnelį atgal. Ir šypsena, Ačiū. Atsilušia maksimaliai, kiek galim atgal, taip? Labai. Ir spaudžiam dubeniuką žemyn. Jauskit, kaip lengvai einam žemyn. Rankelės čia, tiesios, tempios, pirščiukai sudėti, nesivuojam, darom šaulį, tempėmės maksimaliai į priekį, leidžiam rankytės iš vidinės pusės žemyn, dar leidžiam žemyn kūnelį, dubenį, keliam kairę ranką į viršų, į dangų ir žiūrim į pirštų galiukus. Žiūrim į pirštų galiukus. Leidžiam rankytę už galvos į priekį. Dar kartą darom šaulį. Leidžiam rankytės iš abiejų pusių kojų. Įsitiesiam ir pasiubuojam nuo vienos kojos ar kitos. Pakeliam pirštus. Ir atpalaiduojam. Kita kojytė. Vėl vienoj linijoj. Vėl būtinai kampas. Jeigu jūs kelias eina už kojos pirštų, jūs darot apkrovai, traumuojat kelio sąnarį. Rankelės čia. Krokodiliška šypsena. Šaulys. Šaunam. Rankelė šalia kojos iš vidinės pusės. Dar spaudžiam dubenį. Keliam dešinę ranką į viršų. Per pirštų galiukus svingam į dangų. Ranka už galvos į priekį. Vėl šaulys. Rankos tarp kojų. Ir pakilnojam ištiesiai. Ištiesio kojas pakilnojam. Ir pristatom. Ir atpalaiduojam. Lengvai pakrašom. Na ir dabar nori, kas nenori, bet turėsim pavirsti drambliukais. Ir nei daug, nei mažai. Drambliukai labai drausmingi, eina vienas paskui kitą, ratuku iki savo vietos, kol galėtų atsigerti. Bet noriu pasakyti, kad drambliukai nevaikšto ant pirštų galų ir su lenktom kojom. Tai labai greit parodysiu, kaip drambliukai vaikšto. Tai šitą. Tai drambliukai ir einam. Einam. Galit pasisveikinti su kitų drambliukų, su straubliukais. Apeinam visą ratą ir grįžtam į savo vietą. Nu, drambliukai pasitraukite. Jo, ateina kitas drambliukas. Galite aplenkti. Drambliukai, prašom, greičiau. Svoris galingi. Prašom. Vyrukai.
Nedūsaukit, drambliukai, kai įsitiesit, bus labai gerai, lengva. Bet žinokit, akis prašviesės ir strėnų neskaudės. Kur jūsų šaipsenos? Oi, kaip gerai. Einam, drambliukai. Sunku pratybose lengva, kai ne. Aš esu straublių girdėjau. Nu, kas nors gali būti ir žirafom, nesvarbu. Nedrausmingas tas taigė. Jėzau, kaip gera, ne? Oi, kaip gerai. Labai jau mažai atėjau. Mažai? Aš savo vietą. Aš pagaliau raumenį sutraužiau, nes tik iki jūsų. Dabar pagryzinam trupučiuką. Ai, tai jūs čia nedarėjot, labai atsiprašau. Nu tai gerai, tada lengvai va taip grįžtat į savo vietą. Lengvų bėgimų grįžtat į savo vietą. Čia jau bėgimo nėra. O žvėrys kaip traukia. Kaip tikras dramblys. Du drambliai grįžo tvarkingai namo. Įkvėpiam. Pasisėdam už laiko įkvėpimą. Ir iš. Dar kartelį. Įkvėpiam. Ir iš. Dabar suspaudžiam. Ne, aš pagausiu tai gerai. Rankytės prie mūsų. Žinot, jeigu kas, nežinau, turbūt teko sudurti toks rusų aparatas. Aplamai rusai turi labai daug gerų dalykų. Žuvelė. Tai jie daro padedant ant kojų ant žemės gulėdami, o mes kadangi neturim tų aparatėlių, mes padarysim patys paprasčiausiai, puikiausiai. Žuvelę. Reiškia, tiu-tiu. Kaip žuvelė. Ir eik. Oš. Pradedam nuo pat apačios. Ir vinguriuojam kaip žuvytės. Oš. Makaluokim ten su kaleliuką. Ir vėl pasikratom. Pilna pėda pašokinėjam ant tiesiog. Nešokinėjant labai gerai valosi šušus.